Sveiki, su jumis tiem, kas tiki. Išmečiau kortas ir norėčiau pažiūrėti, kas čia vyksta. Taigi, yra tokia situacija. Buvo 2 santuokos ir 2 iširo santuokos. Gali būti, kad įsipainiojo kitas kažkoks žmogus arba, nežinau, kažkas buvo per daug garbėtroška ir panašiai, o meilė tikrai buvo. Taigi, pažiūrėkime, kas bus toliau. Jūsų kelyje atsiras naujas žmogus, ar vis dėlto liksite vieni. Nagi, parodykit, kas čia bus toliau. Moteris gali būti, kad kaltina kažko vyrą. Tai krenta ir vyras. Gali būti vandens atstovas. Jie atitinka vienas kitą. Abudu galbūt norėjo nugalėti. Tačiau trūko pusiausvyros. Vyras labai gali būti stiprus avino ženklas. Arba įsimaišęs žmogus avino ženklų. Vienišas. Kas bus toliau? Kas bus toliau? Kortelė šokinėja. Nežinosite, ką daryti. Kaip kryžkelį stovėsit ir... Bet bus kažkoks šansas. Kažkas galbūt bus pasakyta. Kad viską imtumėt į savo rankas, paimtumėt šansą ir suvaržytų situaciją, susinešdintumėt lauk. Ir kad net nusiviltumėt. Nes gali būti nusivylimų tai, ką darote daug. Gali tekti išvykti, arba jeigu išvykote, galbūt nusivylite tuo, ką padarėte. Moteris gali būti. Jiems padės visą tą išeiti iš priklausomybę. Jeigu yra šalia žmonių, tai atkreipkite dėmesį, jeigu žmonės dingsta, tiesiog nebebendrauja, nebeatrašo, susipykstat, nebesiekia kontakto. Reiškia, juos patraukė pats aukščiausiasis ir greitai tai vyksta. Kas bus toliau? Galite pasiekti mano kanalą, taip sužinosite daugiau informacijos ir gausite daugiau video. Nauja pradžia. Bus nauja pradžia. Ir jūs atsisakysite kažkokių netinkamų jums dalykų. Jausmai jums, kurie buvo galbūt apgaulės, net nešė jums to, ko jūs norėjot praeityje. Ir kažkas jums pavydi. Kažkas jums pavydi. Iš praeities gali būti žmogus, kuris laiko savo turtą, savo pinigus, savo kontrolę aukščiau visko. Ir niekaip negali pasirinkti. Niekaip negali pasirinkti, kam duoti tai, ką jisai turi, arba ko jisai neturi, niekaip nepasirenka. Tas žmogus, o jūs, kas bus su jumis toliau, ar jūs būsite laimingi? Taip, kažkokiai meilėje atėjo galas. Arba ateis jums nauja pradžia. Taip. Ateis pabaiga netikrumams, netikrai meilė. Galbūt ateis tikra meilė jūsų
gyvenimą ir jūs būsite laimingi. Nu, pažiūrim, ar gausim patvirtinimą. Ar patvirtinimas bus? Taip. Moteris turės pinigų. Moteris turės šansą. Moteris bus laiminga ir gyvendint savo svajonės. Pas ją ateis meilė, laimė. Ir užsibaigs taip viskas, kas buvo negerai, kas melavo, kas turėjo išeiti, tas išeis. Taip, ateina sėkmė, laimė, turtai ir šeima. Linkiu jums sėkmės.